Įgyvendindama projektą Keturios sostinės, Asociacija Meno formos kviečia susipažinti su Vilniaus ir Kauno žemupio regionuose esančiais gamtos ir kultūros paveldo objektais. Pirmąją bažnyčią Sudervėje Vilniaus vyskupas Ignotas Masalskis ir garsios Sapiegų šeimos atstovė Teodora Sapiegienė pastatė 1782 metais. Dabartinė bažnyčia, kuri išsiskiria gana reta Lietuvoje apvalia forma, pastatė Sudervės dvaro savininkas Valentinas Valčatskis. Statybos truko nuo 1803 iki 1822 metų. Vienų šaltinių teigimu bažnyčios architektas garsusis Laurynas Stuoka Gucevičius, kitų dominikonas, religinių raštų rengėjas ir leidėjas architektas Laurynas Bartkevičius. Pati bažnyčia klasicistinių formų kupolinė rotonda, su giliomis išėmomis ties šoniniais altoriais, 6 dorėninių kolonų portikų. Už kolonų yra nišos, kuriuose stovi 6 apaštalų skulptūros.